Tai ką, labas rytas. Vidury savaitės, labas ralis sakau, keistai. Tai prasideda mano beveik savaitės trukmės kelionė į Estijos pasaulio čempionato etapą. Biški neapskaičiau ir pasirodo mane trečiadienį reikėjo išvažiuoti, o ketvirtadienį, tik tai kad jau būstas buvo užsakytas, tai ir sumokėta, tai galvojau velniai su juo. Nuo Zarasų iki Tartu važiuot, beje, Tartu yra antras pagal dydį Estijos miestas ir ten bus, ten vyks visas ralio veiksmas ir aplink jį. Tai važiuot maždaug 5 valandas, smagumėlis. Tai čia be sustojimų, be nieko, tiesiog vien važiavimo. Na, iki Tauragės kažkaip nuvažiavau, iki Tartu irgi nuvažiuosiu. Tai ką dabar sėdame į mobilį. Ai, beje, nuo praeitą kartą šiek tiek atsirado naujų lipdukų. Tai purkšnio manto ir Avel Racing Team. Tai jo, dabar manau užsuksiu į Vijadą. Pasiimsiu kavos šaltos. Valgyti nesinori. Jau netgi papietavau. Kiek dabar valandų iš vis. Va, pasus svarbu vos nepalikau. Būtų man kelionė prasidėjus. Kur šitus raktus nakišau? Nu žodžiu. Dabar yra 11. Tai ten pirmyn atgal. Tai išvažiuosiu maždaug pusė 12 kažkas tokio. Tai būsiu apie 4-5, nu apie 5 pusę. Gal netgi po 5 biškį. Taip kad Ai. Dar nepakeista. Nežinau, matosi čia nais. Po Ukmergės etapo ir fokusu su kamera. Bet čia ne po Vėgėlės, čia kiek kiti incidentai buvo. Taip kad kol kas tiek. Tai va. Važiuot kiek čia nedaug. 5 valandas. Tai, bet čia gerai, bent jau Latvijoj kol kas žinau šitą kelią, tai čia realiai iki Daugpilio tiesiai, nuo Daugpilio iki Rėzeknės tiesiai, tada nuo Rėzeknės vėl tiesiai. Tai gerai, toks nedidelis tripas. Nusistačiau per naują atstumą, pažiūrėti kiek per visą kelionę nuvažiuosiu. Ką žinau, ką čia dar pridurt, bet nes tikrai, tai kaip sugalvojau iš vis į Varcuškį, tai ilgai galvojau, tikrai jau iš anksčiau norėjau aš pakliūti čionais, tenai, ne čionai. Tai siūlė man dar į Suomiją važiuoti, bet tą savaitgalį bus Šilalė, tai buvo nuspręsta, kad šiemet į Šilalę geriau nuvažiuosiu, o kitiemet bus matyti. Tai šiemet Estija, nu, vis tiek, šiemet yra tokie metai, kad Švedija buvo mano pirmas užsienio ralio etapas, nu gerai, neskaitant ten Latvijos. Tada Estija bus mano antras pasaulio, nu, aukštesnio kalibro. Žiūrėjau, ten netoli 60 dalyvių bus, apie 10 Rally 1 automobilių, daug Rally 2, klasika, Varcuškės, Rally 3, neatsimenu kiek dabar. Tai šiaip važiuoju ir ne šiaip sau, nes važiuoju dar plius dirbti, nes prieš Ukmergę
nusirašėm su jaunuoliu iš Suomijos, kuris ukmergėj važiavo po Švedijos vėliavą. Tas jaunuolis yra Isaac Hattenman. Jis prieš 2 ar 3 metus važiavo Lietuvoj. Irgi su Rally 4 Pėžu. Tai Rokišky tikrai gerai pasirodė. Utenoj dėja, bet neįvyko etapas. Tai Ukmergėj irgi su Rally 3 buvo jo debiutinis startas. Tai kiek kalbėjau, tai sakė, tikrai viskas patiko. Viskas tvarkoj. O rezultatai irgi super. Realiai, gerai, ten iš tos jų grupės daug nusirašė. Bet tikrai, kol dar buvo konkurencija, tai kapojosi tikrai stipriai. Nes jis nevažiavo įskaitoj, jis būtų taip važiavęs Large 3 klasiai, kartu su Petru Šiaučiūnu, tada Karoliu Kairiu ir Arturu Dlugoš iš Lenkijos. Tai su Petru Šiaučiūnu tikrai ten kapojosi jie neblogai. Man atrodo, aš dabar neatsimenu tiksliai iki Petro nusirašymo, kiek buvo skirtumas, bet vienu momentu žiūrėjau, man atrodo, po pirmos dienos buvo ten kažkur tai apie virš 10 sekundžių. Tai, kadangi jaunuoliui pirmas startas su 4VD technika, sakyčiau, tikrai super. Kažkiek važiuoju. Žiūriu, kad biškį, man atrodo, netempa poliau. Tai gėdai tartu važiuoju, kaip aš į Maltą pakliau. Ne, dabar blemba, sustojau atlikti tam tokius reikalus. Jo, įdomus toks kaimelis, tai iki Tartu beliko tik tai 300 km. Visai nedaug. Tik tai centai. 20 laipsnių šilumos, šilta, gera, smagu. O štai ir Gulbenė. Kas nežino, tai Gulbenės čia miestas skaitėsi. Tai Gulbenės mieste vyksta Rally Sarma. Vienas iš Latvijos žiemos A lygos etapų, kur šiemet buvau ir aš pirmą kartą. Visai patiko. Tokie įdomus dopeliai. Realiai, nors atrodo, kad nuo Aluksnės gan netoli, bet bent jau pagal mane, tai dopai skiriasi. Kur Aluksnės ir kur Sarmos. Tai tikiuosi grįžt čia ir kitiemet. Šiemet kodėl patiko, nes buvo broliai Velme su savo Audi Sport Quattro Group B. Tai tas, blemba, nereali mašina. Kosmosas. Taip. Kiek čia liko dar? Jau kapeikos liko 187 kilai. Bet jau galvoju kažkur, kad reikia stot pavalgyt, atsipūst ledų kokiu nors. Na ir šiaip pailsėt, nes nugara kvadratinė. Štai ir Aluksnė. Irgi yra vienas iš Latvijos žiemos A lygos etapų rengėjų. Šiemet irgi aš ten buvau, jau antrą kartą šiemet buvau. Tai irgi labai patiko. Nežinau, kažkaip žiemos etapai tikrai visi kolonų, kuriuos šiemet lankiausi, belenkai patiko. Tiek Rokiškis, tiek Aluksnė ir Sarma.
Čia šitas etapas pasižymėjo šiemet tuo, kad buvo nemažai kviestinių svečių. Tarp jų ir ERC dalyvis anglas Philip Allen. Su kokiais mašina važiavo. Gerai, nesmė. Taip pat buvo ir keli estų tokie žymesni, tarp jų ir Volveris su Jarisu. Aišku, kurgi be žymiųjų estų gazelų. Įspūdinga technika. O šiaip Alksnės dopai pasižymė savo greičiu. Labai panašus į Zarasų, sakyčiau, į Zarasų, Rokiškio vatas, aukštaitiškus tokius. Kai kur yra daug plačių vietų, kai kur siaura. Tai žodžiu, toks neblogi dopeliai. O, aš kiton pusę. Užsuksiu dabar užkast. Nes pagal GPS, pagal navigaciją dar važiuoja 2 valandas. O aš jau senai nevalgiau. Tai jaučiu kokį arba sumuštinį, arba dešrainį su kava suleščiau. Pagaliau. Liko tik tai kilometras ir bus Estija. O, atrodo, nedidelė ta Latvija yra, bet tai blemba, kaip atsibodo važiuoti šito keliuku. Nes, atrodo, važiuotum Lietuvoje, būtų koks nors greitkelis ir panašiai. A, čia ne, kaimelis ant kaimelio. Na ir ką, ir teisėjas. Pagaliau Estija beveik, nebedaug. Nu ir kažkas 110 km beliko iki Tartu. Štai ir Estija. Jaučiu, biškį pramisinau aš. Ta, nu, ką padarysi. Nu va, Estija. Gerai, va. Štai ir Tartu. Tai ką, atvykome į Ralio miestą. Dabar planas toks, kad važiuojam į šitą apsigyvent važiuojam. Ir tada važiuosim ieškoti medijų centro ir pasimti akreditaciją, nes atvirkščiai nei Švedijai gavau patvirtinimą, kad esu akredituotas asmuo šiam raliui. Viskas super. Ok, tai jau atvykau į gyvenamą kompleksą tokį. Tai jau buvau susitikęs su būtų šeimininkė, kur nakvosiu. Pasiėmiau dabar daiktus lišnus, nusinešiu juos į kambarį ir tada jau keliausiu į medijų centrą. Tai štai toks va kambariukas.
Baika visai. Kaip galvojus, kad moku apie 100 eurų už naktį. Toks kambariukas. Moderni virtuvė. Tūlikas. Vonia. Super. Plius pačiam tartu. Ne kažkur užmesti. Tai ku. Buvau aš šitam media centre. Davė. Jėzu, kiek viską. Tai visų pirma davė va tokius lipdukus. Čia ant automobilio iš vienos, iš kitos pusės ir dar priekį. Tada davė tokį žurnaliuką. Šiaip gan storas. Visko čia yra. Žodžiu, prasivartysiu kažkada. Tada davė iš ko pagrindinį lipduką. Kiek supratau, jisai iš vidaus klijuojasi. Aš žinau, čia kažkur reiks. Tada, nu čia šitie dar du. Davė, kas čia dar? O, žemėlapius davė. Va, davė dar žemėlapius. Klausiu aš jos, jinai sako, and that's all. Sakau, o tai lemenė kur? Žiūri jinai mane. Sako, tai lemenė gausi po šitą, po media briefingą, kuris bus rytoj, man atrodo. Reiks dar pasižiūrėti. Taip va. Tai dabar jau kaip ir nelabai ir ką veikt, tai važiavau į tokį, kaip čia, nežinau, prie upės. Kaip čia pasakyti? Tiesiog gatvelė tokia įdomesnė. Ir bent jau kažkas yra. Nes, vis tiek vienas, tai nežinau, nei kur, nei ką, nei kaip, nei kada. Beje, va tenais ant to tilto, per tą tiltą važiuos automobiliai. Tai bus visai gražu. O dabar kaip perinam gatvę. Tai ką, vakar grįžau apie 12 į būstą, centre šiek tiek pabuvau, tai ir buvau palikęs kamerytę, buvau palikęs kamerytę mašinai, tai nieko ten labai nenufilmavau, tai kažkiek turiu telefone, tai nieko labai neveikiau, tik tai, kad fulę žiūrėjau vietiniam barelį, tai ką, ties tokia nata ir baigsiu pirmąją mano kelionės dalį, taip kad laukite tęsinio.